jis šiandien norėtų tą daryti? Aš nežinau. Turi idėją? Tu taip greit sugalvojai jau naują idėją? Taip, Gintarai, nes aš esu protingas. Tai, guys, aš turiu idėją. O, žinot, kaip mes visada kažką darom ant sofos ir kažkas atsiranda, kaip, nežinau, kažkoks dinozauras ateina ir mes turim, žinai, saugot pasaulį. Nežinau, aš norėčiau kažką padaryti, kažką viduj. Aš noriu kažką surasti naujo. Kažką viduj naujo. O jūs žinot tos Secret Rooms videos, kur žinot, kaip youtuberiai daro, kur, suraskite Secret Rooms, pasislėpskite ir tada jūs huntins down kažkoks vyras. Jūs žinot, kaip tie kambariai turi, žinot, kaip netikras sienas, o tai pažiūrėkime, kaip girdėsi šitą sieną. Ai ne, čia yra iš plytų padaryta. Eikim kitur ieškoti. Okay, guys. Gerai, čia paieškokim. Šitą sieną atrodo netikra. Ne, iš plytų. O, kaip šitą sieną. Atidarysiu duris. Pažiūrėkim. Guys, ji netikra. Ji iš tikrųjų netikra. O kodėl ji tokia plati, kaip kažkoks kambarys čia galėtų būti? Gerai, jau paėmiau plaktuką. Šitą sieną turim jau sulaužyti ir tą slaptą kambarį surasti. Gintarai, tu negali tiesiog sienos su plaktuku sudaužyti. Man reikia paklausti mano tečio. Makaronai, aišku, tavo tetis neleis sienos namuose. Ir švis, čia ne tavo tečio namai, čia yra Vilniaus. Gal paklauskim Vilniaus? Jo, gerai, pasakysiu Vilniui. Vilniau, ateik čia! Aš esu Vilniaus. Ai, labas, aš Vilniaus. Taip, šitas balsas tikrai kaip Vilnius. Oi, labas, aš Vilnius. Vilniau, ateik čia! Kažkas kviečia manęs. Ar kažkas norėjo manęs? Ai, Vilniau, ar mes galim tavo namuose sieną sulaužyti? Nes, žinai, tas videos Secret Rooms, slapti kambariai, mes galvojam, kad šita siena tokia plati, tai čia turi būti kambarys. Gerai, jūs galite daryti, ką norit, man nerūpi. Makaronai, niekas tavęs nesustabdys. Gerai, makaronai jau padariau didelę juodą skylę ten. O, ten juoda, ten turi būti kažkoks kambarys slaptas. Gerai, guys, lipame tą skylę. Aš pirmas pažiūrėsiu, kas ten vyksta. Sėkmės man, sakykite. Sėkmės, Aurinai. Gerai, aš einu, bet pirmą pasiėmu savo žibintuvėlį. Gerai. Įsijungiau savo prožektorių. Kas čia vyksta? Jo, Fortnite'as. Kas tu? Čia, ar tu žaidi Fortnite'ą šitam slaptam kambarį? Palauk, aš žaidžiu. Palauk, sustabdysiu žaidimą. Gerai, sustabdžiau žaidimą. Įsijungia žaidimas. Ko tu nori, Aurinai? Dėdė, kiek tu jau laiko šitam slaptam kambarėsi? Ir kaip tu Fortnite'o žaidimą gali sustabdyti? Aš esu pro hacker, tai galiu užhakinti visą sistemą ir galiu spausinti žaidimą. Dabar aš nežinau, kas nutiko. Aš pakviesiu savo draugus. Kai manai, kodėl Aurinai taip užtrunka būti skiliai, slaptam kambarį? Nežinau, gal jam taip patinka tas skiliai, jis tiesiog ten nori būti visada. Guys, jūs turite ateiti skylę, jūs turite pažiūrėti šitą. Ateikit. Ok. Gerai. Bet, guys, aš turiu klaustrofobiją. Ateik tiesiog, makaronai. Gerai. Čia. Aurinai, ko tu nori, kad pažiūrėtume? Šitą. Aš radau Džedžedžia žaidžia Fortnite'ą slaptam kambarį. Džedžedžia? Vilniaus draugas, tas Džedžedžia? Taip, vaikai. Ką jūs darote mano slaptam kambarį? Kaip jūs Ar jūs padarėt skylę mano slaptam kambarį? Jūs žinot, kad čia yra duris, jūs galite tiesiog įeiti. Žinom. Gerai, pirma, vardas slaptas kambarys reiškia jis slaptas, tai niekas nežino. Ir antra, nėra antro, bet aš nemačiau jokių durų. Aš įjungsiu auto mode. Gerai, jis dabar automatiškai žaidžia. Gerai, tai aš noriu pasakyti, taip, čia yra slaptas kambarys, bet
niekas neturėjo sužinot. Bet man nerūpi, kad jūs atėjot, nes man nerūpi, kad čia slaptas. Aš tiesiog Vilnius labai piktas, kad aš naudoju televizorių žaisti Fortnite'ą. Tai aš tiesiog susikūriau slapto kambarį šitoj sienoj ir pasidariau duris, aš pridėjau duris ten prie kitoj pusėj sienos. Ai, nepastebėjau. Patilėk, aš teku. Tai, jo, tai aš, reklama. Palaukit reklamą. Jo, tai gerai, jo. Ar ten YouTube video? Ką, ne? Ne. Tai jo, jo, tai čia man slaptas kambarys. Tai jau jūs galite išeiti, aš noriu žaisti Fortnite'ą. Bet mes norim būti kambarį, nes mes granai paėmėm plaktuką ir sieną įtrankiam. Tai mūsų kambarys. Mano kambarys. Mano kambarys. Mano. Ar jūs jau galite baigti? Čia niekieno kambarys, nes čia Vilniaus kambarys. Tai Vilniau, ateik čia, tu pasakysi kieno kambarys, nes čia tavo namas. Kaip gerai maudytis. Makaronai, man atrodo, kad ateina Vilnius. Tai nėra jokio skirtumo, nes mano tečio Makos irgi namas, nes jis yra suaugusis ir jis tikrai sakys, kad čia mano kambarys. Tai eik iš čia, džedžedžia. Over my dead body. Palaukit, unpausinsiu. Autoplay. Autoplay. Tai ko jūs norit? Galėtų iš jūs įrodyti, kad čia tikras Fortnite'as. Aš curious. Man duoda reklamos Fortnite'as, todėl... Gerai, čia YouTube video. Aš nežaidžiu Fortnite'o, nes aš negaliu žaisti Fortnite'o, nes mane užblokino keliais mėnesiais Fortnite'as, tai tiesiog žiūriu videos ant Fortnite'o. Čia ne Fortnite'as. Ar tu turi Fortnite'o? Aš tave pasmauksiu, aš noriu Fortnite'o. Man reikia Fortnite'o. Aš turiu žiūrėti Fortnite videos, kad išgyvenčiau. Dabar eikit iš čia, vaikai, arba jūs mušiu. Bet mūsų yra 3 ir tu 1. Nagi, guys, muškim jį. Eik iš čia, eik iš čia, eik iš čia, ir pasakykit savo tą dalyką. Gerai, reikia žaisti Fortnite'ą. Turbūt jie mane unblockins. Aš nukratau iš ten. Guys, man skauda nugarą. Aš paimsiu šitą dalyką, aš nepamiršau, kaip vadinas. Gintarė, aš piktas, bet nemanau, kad prieš jį laimėsiu su... Tiesiog einam, guys. Kodėl čia šlapiai yra? Tai ką jūs norit likusią dieną daryti? Nežinau. O bet jums nepastebėjo Vilnius kitoks? Kaip jis iš pirmo savo balsą tokį pasikeitė ir tada jis atrodo truputį toks didesnis nei prieš tai. Gal todėl, nes jis praktikuoja savo balsą ar kažką? Užsičiauk, Karinai. Jokių teorijų iš tavęs nesiklausysiu. Aš tik klausausi iš film theory, game theory, food... Makaronai, man atrodo, kad tu užsičiauptum. Ne, tu užsičiaupk. Gintarai, tu užsičiaupk. Jo, Gintarai, tu užsičiaupk. Tu užsičiaupk. Tu užsičiaupk. Tu! Motherfucker. Ką tu darai?